Labas rytas, gerbiami kolegos, susirinkę čia, džiugu Jūs matyti, labas rytas visi stebintys tiesioginę transliaciją. Šiandien Lietuvos bankas pristatys dokumentą, prie kurio buvo tikrai labai ilgai dirbta, tai yra nacionalinės mokėjimų strategijos projektą. Ir tai padarys Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas ir Finansinio stabilumo departamento vyriausiasis ekonomistas Šarūnas Grigas. Žodis jiems. Ačiū, Miglė. Tai labas rytas visiems susirinkusiems ir žiūrintiems mūsų nuotoliniam priemonėmis. Taigi šiandieną mes pristatome nacionalinės mokėjimų strategijos konsultacinį dokumentą. Tai yra dokumentas viešai diskusijai. Noriu atkreipti dėmesį, kad jame yra pateikta netgi 50 klausimų, į kuriuos mes norime gauti visų partnerių, rinkos dalyvių, suinteresuotų pusių atsakymus ir nuomonės. Dokumentas yra parengtas ilgo proceso metu, kurio metu buvo susipažintas su įvairiomis praktikomis ir panašiais dokumentais rengtais kitose šalyse. Galima paklausti, o kodėl nacionalinė strategija, kodėl tai nėra Lietuvos banko strategija? Nes be visų partnerių įsitraukimo mes nemanome, kad strategijos tikslai bus pasiekti. Taipogi galima paklausti, o kodėl tai yra ne Europos, ne šiaurės šalių, ne Baltijos regiono, o tokia lietuviška strategija. Nes kaip pamatysite mūsų pristatymę, mes siūlome spręsti mums būdingas problemas. Ir jos skiriasi tiek Europoje, tiek šiaurės šalyse, kur dominuoja visai kitokie atsiskaitimo būdai, tiek tarp Baltijos šalių. Kodėl reikia strategijos? Bazinės sąskaitos direktyva, antroji mokėjimo paslaugų direktyva ir kiti mokėjimo įstatymo pakeitimo projektai jau rytoj tikėtina bus svarstomi Seime. Visi jie yra labai svarbus, bet jie sprendžia reguliuojamų subjektų elgesį. Kiti aspektai, kurie bus pristatyti mūsų prezentacijoje, jie nėra liečiami. Ir apie tai mes kaip tik šiandieną ir norime kalbėti. Tai apie ką šiandieną mes kalbėsime? Kaip matyti šioje skaidrėje, Lietuvoje dominuoja grynieji atsiskaitimai. Grynieji atsiskaitimai buvo ir išliks pagrindinė atsiskaitimo priemonė dar ilgus metus. Tačiau mūsų dėmesys šiandieną yra sukoncentruotas į elektroninius mokėjimus ir pasistengti juos padaryti pigius, patogius ir visiems prieinamus. Tai kokia nauda būtų žmogui, vartotojui, įmoniai, jeigu strategija būtų įgyvendinta? Mes siekiame, kad mokėjimai Lietuvoje būtų vykdomi greitai ir patogiai. Skaitmeninė ekonomika verčia keistis vartotojų įpročius, vartotojų netgi poreikius ir verslo modelius. Naujos technologijos atveria naujas galimybės ir tai yra mūsų tik tais pasirinkimo reikalas, ar mes šiomis galimybėmis galėsime pasinaudoti. Mes siektume, kad mokėjimai būtų plačiai naudojami ir būtų pažangus. Jie padidintų Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. Vis plačiau yra naudojama elektroninė prekyba ir ji sudaro galimybę netgi nutolusiems regionams, gamintojams parduoti savo prekes ar paslaugas ir pasiekti pirkėjus iš viso pasaulio. Tai dėl to šioje veikloje yra labai svarbu, kad mokėjimai, kurie yra bet kokio verslo pusė, būtų ne tik tai, kad patogus vartotojui, bet jie būtų ir pigus. Nes dažnai šie verslai turi labai mažas pelno maržas ir mokėjimo kaštų dalis yra labai svarbi. Ir mes visi ieškome vietos po saulę. Ir jeigu mokėjimai Lietuvoje būtų efektyvus, pigus, Lietuvos ekonomika, ypatingai ta dalis, kuri konkuruoja elektroninėje erdvėje, būtų labiau konkurencinga. Turbūt nustebinsiu kai kurios iš jūsų, kad Lietuvoje veikia daugiau kaip 40 mokėjimo paslaugų tiekėjų. Nustebinsiu dėl to, kad 90% mokėjimo rinkos užima 3 žaidėjai. Lietuvoje šiuo metu veikia 6 bankai, 8 užsienio bankų filialai, 37 mokėjimo įstaigos, 7 elektroninių pinigų įstaigos. Tačiau dominuoja tik tais
keli žaidėjai. Ir ekonomikos teorijos pagrindai sako, kad kuo daugiau rinkoje yra žaidėjų, kuo yra mažesnė koncentracija, tuo yra didesnė konkurencija ir tuo yra pigesni mokėjimai. Bet tai kasgi trukdo tai konkurencijai atsirasti? Apie tai mes šiandien ir pakalbėsime. Mes stebime, o tas pastebėjimas yra pagrįstas tuo, ką mes girdime iš smulkių įmonių, netgi ir iš didelių įmonių, kad dažnai į jų interesus nėra įsiklausoma vystant mokėjimo paslaugas Lietuvoje. Mes norėtume, kad dialogas įtrauktų ne tik tai pasiūlos pusę, bet ir paklausos pusę. Taigi, kas trukdo dėkti modernius mokėjimus Lietuvoje? Lietuvoje dominuoja taip vadinamas trišalis modelis. Jo esmė yra, kad įmonė, norėdama pasiekti savo klientus, kurie kartais turi sąskaitas įvairiose bankuose, yra priversta sudaryti bankinius sąryšius su visais mokėjimo paslaugų tiekėjais Lietuvoje. Tai reiškia, kad įmonė turi labai silpną derybinę galią su mokėjimo paslaugų tiekėjais. To išdava brangios mokėjimo paslaugos. Tai yra specifika, kitose šalise tikrai nėra taip ir nedominuoja trišaliai modeliai. Kitas momentas yra tai, kad nežiūrint to, kad Lietuvoje kaip viena iš pagrindinių elektroninių mokėjimo priemonių yra mokėjimai kortelėmis, jie nepasiekia tokio didelio proveržio kaip kitose šalyse, į kurias mes bandome lygiuotis. Mūsų mokėjimo apžvalgoje, kurią paskelbėme prieš keletą mėnesių, yra pastebėta, kad atotrukis mokėjimo kortelių naudojime Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis, ne tai, kad mažėja, o didėja. Mokėjimai elektroninėmis kortelėmis Lietuvoje auga, bet jie auga daug lėčiau negu kitose šalyse. Mūsų nuomonė, viena iš priežasčių yra tai, kad mokėjimo kortelių infrastruktūra yra brangi. Ji yra orientuota ne vien tik tais į nacionalinius poreikius, bet yra skirta ir tarptautiniams atsiskaitimams. Ir pagrindiniai du prekių ženklai, kurie veikia šioje rinkoje, tai yra Visa ir Mastercard, jie neturi intereso spręsti mūsų vietinės problemas ir pritaikyti savo verslo modelius prie to, kas yra būtina Lietuvoje. Kaip vienas iš pavyzdžių turbūt geras būtų tai, kad Lietuvoje veikia vienas bankas, kuris tiesiog net neleidžia mokėjimo kortelių, nes jiems tai yra per brangu. Turbūt dar galėčiau pasinaudoti progą ir pateikti pavyzdį to trišalio modelio. Turbūt visiems teko apsipirkinėti elektroninėje parduotuvėje. Tai Lietuvoje įgyvendinta tokia paslauga, kurios pavadinimas yra BankLink. Ir maža įmonėlė, kuri nori prekiauti elektroniniu būdu ir sudaryti sąlygas atsiskaityti savo klientams elektroniniais mokėjimais, jie yra priversti sudaryti sutartis su kiekvienu mokėjimo paslaugų tiekėju Lietuvoje, su kiekvienu banku. Tai yra tikrai didelė našta ir ši maža įmonė tikrai negali dėrėtis dėl sąlygų su banku. Mes stebime, kad dialogo, kaip minėjau, tarp įmonių ir vartotojų ir paslaugų tiekėjų yra labai mažai. Vyksta nesusikalbėjimas ir to turbūt geras pavyzdys būtų įmokų surinkimo modelio pakeitimas, kai įsigaliojus SEPA reglamentui, toks modelis, kuris vyko Lietuvoje, tapo ne visai galimas ir reikėjo rasti bendrą sprendimą. Buvo ieškoma įvairių kompromisų, tačiau ne visi rinkos dalyviai norėjo to kompromiso rasti. Kai kurių elgesys, galima būti tai pavadinti, buvo netgi piktybinis, siekiant išlaikyti savo turimą rinkos dalį ir nenorint įgyvendinti efektyvesnių mokėjimo priemonių. Taigi, to dialogo turėtų būti daugiau. Labai svarbus momentas yra ir tai, kad mokėjimai tai yra toks tęstinė veikla ir joje dideli proveržiai, pasikeitimai nevyksta per vieną naktį ar netgi per vienerius metus. Tai yra įpročiais pagrįsta veikla. Jeigu žmogus 12 metų nemato nieko kito, kaip tik tai grynuosius atsiskaitimus, aš kalbu apie mūsų moksleivius,
tai jiems formuojami įpročiai, kad atsiskaitimai vyksta grynaisiais pinigais. Ir jie turi įvairias nuostatas apie mokėjimo korteles, apie mokėjimus elektroniniu būdu, nes tokie yra suformuoti jų įgūdžiai. Taigi mes turėtume skatinti ir ieškoti būdų, kaip vieningai pasiekti to ilgalaikio proveržio. Mes atsiliekame. Ir šis atsilikimas yra labai akivaizdus. Šioje skaidrėje jūs matote operacijų inicijuotų per mokėjimo paslaugų teikėjų skaičių vienam gyventojui. Lietuva yra šios skaidrės dešinėje pusėje. Be abejo, mums yra labai sunku lyginti su Skandinavijos šalimis, tačiau netgi lyginant su ta pačia Estija, mokėjimų Lietuvoje elektroniniu būdu yra atliekama 2 kartus mažiau, jeigu lygintume su skandinavais 3 kartus mažiau. Ir būtent šito proveržio mes norėtumėm pasiekti. Nebūtinai turi įvykti grinųjų sąskaita. Kaip minėjau, dar kartą noriu akcentuoti, tai nėra kova prieš grinuosius, tai yra būdas pasiekti efektyvesnių mokėjimų. O efektyvumas gali reikšti ne vien tik tais kainą, tai gali būti ir patogumą, greitį. Taigi, kaip mes šito tikslo sieksime? Mes siekiame, kad mokėjimai Lietuvoje būtų prieinami, plačiai naudojami, kad jie būtų momentiniai ir kad jie būtų glaudžiai integruoti į verslo modelius. Kad mokėjimai taptų integrali verslo dalimi. Ir mes tam iškeliame 3 kryptis. Plačiau jas paprašysiu pristatyti Šarūną, tačiau trumpai apie jas galima pasakyti taip. Pirmoji kryptis tai yra nauja technologinė galimybė atsiverianti su momentiniais mokėjimais. Tai yra ta vieta, kur mes galime padaryti proveržį, kur visi yra vienodoj startiniai pozicijai. Aš kalbu apie Eurozoną ir Europos Sąjungą. Mes turime padidinti naudotojų įsitraukimą ir mes paprašysime mūsų partnerių padėti mums daryti sąlygas formuoti vartotojų įpročius. Plačiau apie tai prašau pristatyti Šarūną. Labas rytas. Iš tikrųjų, pirmoji kryptis yra momentiniai mokėjimai. Ir kasgi yra momentiniai mokėjimai? Tai yra ypač greiti lėšų pervedimai, nepriklausomai nuo to, kur jūs turite sąskaitą, ar tame pačiame banke, ar kitame, ir netgi į kitas ES valstybės. Kai mes sakome ypač greiti, tai iš tikrųjų tai yra kelių sekundžių klausimas. Ir šitoje paslaugoje išnyksta darbo valandos, išnyksta poilsio dienos. Šita paslauga yra prieinama visą laiką, visus metus. Momentiniai mokėjimai apima gerasias grinųjų pinigų savybės, kai mums reikia atsiskaityti čia ir dabar, jie leidžia tą padaryti tarp fizinių asmenų, ir apima tas savybės, kurios turi mokėjimo kortelės, kai galime atsiskaityti prekybos vietoje arba internetu. Taigi jie šiuo atveju yra net pranašesni už mokėjimo korteles, nes praplečia jų galimybės, bet to tinkamai sudėliojus infrastruktūros elementus galima sumažinti įėjimo barjerus šiai paslaugai. Ir ją galėtų teikti ne tik tai keli, Mariaus minėti, 2-3 bankai, bet ir didžioji dauguma šiuo metu rinkoje esančių mokėjimų paslaugų teikėjų. Kaip galėtų atrodyti momentiniai mokėjimai, mes parodysim trumpą filmuką. Kol vyko šitas filmukas, galima buvo padaryti kokius 5-6 momentinius mokėjimus. Tai iš tikrųjų yra visiškas naujas paslaugos lygis, bet kad atsirastų tokia galimybė, reikia susitarti dėl taisyklių, kaip jie veiktų, kad vieno banko programėlė būtų suderinama su kito paslaugų teikėjo programėlė, kad mes turėtume bendrą techninį standartą. Tam mums reikia sutarti dėl bendrų formatų ir taisyklių. Be abejo,
kad vartotojai nejaustų praktiškai jokio diskomforto ir tai būtų ypač patogi mokėjimo priemonė, reikia įdėkti papildomą infrastruktūrą, kuri leistų mokėjimą daryti tiesiog pagal telefono numerį, jūsų adresinę arba pagal elektroninio pašto adresą. Žinoma, taip pat reikės atnaujinti ir mokėjimo sistemas, kad tas greitis būtų įmanomas, tos 10 sekundžių, kurios buvo rodytos. Vartotojo patirtis su momentiniais mokėjimais iš esmės reikš, kad jo išmaniajame telefone bus integruota programėlė, kurios pagalba jis galės pervesti lėšas čia ir dabar tiek fiziniu asmeniui, tiek ir prekybos vietoje. Kita kryptis, kurią minėjo Marius, tai yra naudotojų įsitraukimo didinimas. Ir tam mes matome mokėjimo tarybos įsteigimą kaip ypač svarbų žingsnį. Tokia taryba prie vieno stalo susodintų ir bankus, ir verslą, ir gyventojus ir padėtų išspręsti tas problemas, kurių mes vis dar turime savo rinkoje. Kitaip tariant, padėtų nustatyti, kuriuose vietose dar trūksta bendrų standartų, kuriuose vietose dar reikia bendrų sprendimų, padėtų suformuoti bendrą poziciją, kai dėl ES vykstančių iniciatyvų ir tai būtų patariamasis organas Lietuvos banko valdybai. Jeigu mes tokią tarybą būtume turėję prieš kelis metus, kai buvo diegiamas SEPA projektas, mes ko gero turėtumėm daug pažangesnius sprendimus šiuo metu. Na ir trečioji kryptis tai yra įpročių formavimas. Šitą kryptį mes siejame būtent su ta aplinka, kur ir atsiranda pirmieji įpročiai. Tai yra su mokyklomis ir šiuo metu tai yra išskirtinai grynaisiais pinigais veikiančios ekosistemos. Ir būtent mokykloms mes esam numatę net 2 kryptis, 2 priemonės. Tai žinių atnešimas moksleiviams, kuo skiriasi mokėjimo priemonės, kokios jos turi privalumus ir trūkumus, kokios jų rizikos, kad jie pasiruoštų savo savarankiško gyvenimo etapui, nes šiuo metu toli gražu ne visi gali pasakyti, kuo skiriasi kredito kortelė ir debito kortelė, jau nekalbant apie kredito pervedimą ar tiesioginį debitą. Kad žinios nebūtų vien tik tai sausos, reikia praktikos ir šiuo metu moksleiviai praktiškai neturi kur išbandyti elektroninių mokėjimų. Dėl to svarbu, kad mokyklose atsirastų galimybė jiems patiems nesudėtingose, saugiose aplinkose, žinoma, su proporcinga tėvų kontrolė, įgauti tos įgūdžius atsiskaitimo, pradedant nuo valgyklų, taip pat ir už kitas paslaugas, kurios teikiamos mokyklose. Lygiai taip pat šioje ekosistemoje veikia tokie dalykai kaip klasių fondai, kai yra renkami pinigai klasės reikmėms arba ekskursijoms. Šiuo metu tokie dalykai vyksta praktiškai vien tik tai grynaisiais pinigais ir tai apsunkina ir tėvų, ir moksleivių gyvenimą. Taigi mes kviečiame visus prisijungti prie šios viešos konsultacijos. Jinai vyks 3 mėnesius iki rugsėjo 30 dienos. Esame parengę 50 klausimų, labai plačių, apimančių įvairias rytis, kur laukiame jūsų nuomonės. Nei viena iš pasiūlytų priemonių nėra iškalta akmenyje. Jeigu bus kitokia nuomonė iš rinkos, jeigu bus argumentų papildyti arba atsisakyti, mes esame tam atviri. Taigi. Ir mes jau šiandieną žengėme pirmosius žingsnius ir Lietuvos bankas jau šiandieną yra pasirengęs sukurti momentinių mokėjimų tarpbankinę infrastruktūrą. Ir taipogi šiandieną paviešinsime supratimo memorandumą, kuriuo kviečiame visus rinkos dalyvius suinteresuotus papildomo funkcionalumo įgyvendinimu, kalbėti su mumis, pasirašyti šį supratimo memorandumą ir jo pagrindu Lietuvos bankas įgyvendintų tą papildomą funkcionalumą reikalingą momentinių mokėjimų įgyvendinimui. Kaip Šarūnas minėjo, konsultacija tęsiasi 3 mėnesius. Prašome visų aktyviai dalyvauti, nelaukti paskutinės datos. Klausimus galima diskutuoti, su jais galima nesutikti. Su priemonėmis galima nesutikti, galima siūlyti savo priemonės. Ir ko Šarūnas ir aš užmiršome paminėti, be visų partnerių pagalbos
ne vien tik tai žodžiu, bet turbūt ir resursais šitos strategijos įgyvendinti bus labai sunku. Tai trumpai tiek. Ačiū pranešėjams. Na ir lauktume klausimų. Kokiu turėtumėt klausimų? Prašau. Įsijunkit, prašau, mikrofoną, nes vyksta tiesioginė transliacija. Mindaugas Samkus, BNS naujienų agentūra. Minėjote, kad bankas yra pasiryžęs kurti tą infrastruktūrą tarp bankinių mokėjimų ir kad reikia susitarti dėl tų naujų taisyklių, būtent bendrų programėlių. Kiek, sakykit, galėtų tai kainuoti, būtent tos infrastruktūros kūrimas ir kokiomis lėšomis jį turėtų būti kuriama? Šitos infrastruktūros kūrimo kaštus parodys rinka. Lietuvos bankas rengiasi šią paslaugos kūrimą pirkti iš rinkos dalyvių. Ir tik tais nuo dėrybų ir pasiūlos pusės priklauso, kokia ta kaina bus. Ši infrastruktūra yra reikalinga tam, kad tie mokėjimai, kaip Šarūnas ir minėjo, galėtų vykti sekundžių bėgyje. Jeigu šiuo metu, tikrai Lietuvos žmonės yra pastebėję, kad Lietuvoje vykdomi mokėjimai yra sulėtėję, tai pasitiko dėl to, kad skirtingi bankai Lietuvoje pasirinko skirtingas strategijas, kaip vykdyti mažmeninius mokėjimus. Ir tai yra kaip ir pavyzdys, kaip skirtingos strategijos gali pabloginti mokėjimo paslaugų lygį Lietuvoje. Tai mes norėtumėm, kad vystant momentinių mokėjimų funkcionalumą Lietuvoje būtų koordinuotas požiūris į šį reiškinį. Dar norėčiau priminti, kad klausimų laukiame ir stebintis tiesioginę transliaciją gali užduoti klausimus mūsų Facebook paskyroje, taip pat rašyti mums į media@lb.lt. O prašau, Ieva norėjo paklausti. TV3 žinios, Ieva Papeikytė. Sakykit, matyt, šiai dienai momentinius mokėjimus atstoja skubus pervedimai, kurie, jūsų žiniomis, kiek jie yra apmokestinti ir kiek ateityje, jeigu būtų įgyvendinta ta strategija nacionalinė ar ne, jie galėtų atpigti. Ačiū. Tai šalis, kuriuose jau yra momentinių mokėjimų atmaina, jie vartotojai nieko nekainuoja. Jūsų minėti greitieji pervedimai, tai nėra momentiniai mokėjimai. Tai yra pervedimas iš vienos sąskaitos į kitą ir tai nėra ta patirtis, kurią vartotojas norėtų turėti prekybos vietoje, elektroninės prekybos vietoje. Tai yra tiesiog greitesnis kredito pervedimas, ką jūs minėjote. Momentinis mokėjimas tai yra galutinis lėšų atsiskaitimas, kai aš lėšas turiu ir jas matau ir jas jau galiu naudoti už 10 sekundžių visai kitiems poreikiams tenkinti. Ar pervesti mamai, ar nusipirkti dar vieną obuolį. Dar norėjau patikslinti, tiesiog kiek tie skubus pervedimai šiai dienai klientui, vartotojui kainuoja. Ačiū. Tai šiuo metu skubumas yra laikomas pridėtinė vertė, kuri bankiniam sektoriui yra gana stipriai apmokestinta. Tikslius įkainius mes galbūt galėsim atsiųsti elektroniniu paštu, bet tai yra viena iš brangiausių paslaugų šiuo metu rinkoje. Ir įdiegę momentinius mokėjimus mes tą pačią daug geresnę net patirtį galėtumėm pasiūlyti, kaip Marius ir minėjo, ko gero vartotojui praktiškai nemokamai. Dar klausimų, prašau. Būtų verslo atstovai ir kaip jūs manote įtraukti gyventojus į šią tarybą? Visas jūsų minėtas pusės partnerius būtina įtraukti. Jeigu nors viena iš šių pusių bus neįtraukta, ar bus įtraukta tik nominaliai, o neturės savo balso, tai mes turbūt vėl pasieksime tą situaciją tokią, kokią turime šiuo metu, kai rinkos dalyviai, aš neminėsiu vardų, gan stambios įmonės sako, kad mes neturime tų mokėjimo priemonių, kurių mums reikia. Tai sakau, tai kodėl nesikalbate su mokėjimo paslaugų tiekėjais? Sako, kad nėra platformos, kur tas pokalbis galėtų vykti. Taigi mūsų tikslas ir būtų sukurti tą platformą, kur būtų derinami visų pusių interesai. Tie interesai tikrai visada yra priešingi. Verslas nori pigių mokėjimų verslas tikrai nėra
be jokių kaštų vykdoma veikla, ta veikla turi kaštus, tai yra investuojamos investuotojų lėšos ir tos lėšos turi atsipirkti, tai investuotojų interesas yra, kad ta grąža būtų kuo didesnė. Vartotojas visą laiką nori patogių ir nematomų mokėjimų, kad apie mokėjimus apskritai nereikėtų galvoti. Tai visos šiuo metu minėtos 3 šalės tikrai turi būti prie stalo. Neverta ir pamiršti ir kitų valstybinių institucijų. Jeigu mes norime keisti vartotojų įpročius, jeigu mes norime, kad vartotojas pasitikėtų elektroninę mokėjimo priemonę taip, kaip šiuo metu yra pasitikima grynaisiais pinigais, turi būti koordinuotas ir kitų institucijų požiūris į mokėjimo strategiją. Kokie nariai toje taryboje galėtų būti? Mes esame atviri pasiūlymams ir diskusijai šiuo klausimu. Dar būtų klausimų? Klausimą Kruopos banko asociacija. Ar yra galvota ir kaip jūs matot integraciją EBA mokėjimų, momentinių mokėjimų, sakysim, projekto, kuris europiniu mastu prasme daromas ir kuriame daugelis bankų ir taip pat rengėsi dalyvauti ir šito vietinio projekto integracija. Kaip jūs matot sąsają ir, sakysim, sprendimus? Integracija yra neišvengiama, nes mes turim pasiekti ir sujungti visus rinkos dalyvius į vieną tinklą. Tai tą jūsų minėtą sistemą mes turime mintyje, mes ją stebime, ruošiamės lygiai taip pat ją pasiekti ir tai nebus problema momentiniams mokėjimams. Ar dar būtų klausimų? Turbūt ne, tai ačiū visiems dalyviams. Geros dienos. Ačiū už dėmesį.